Labas vakaras. Jūsų dėmesio į gruodžio 31-osios krašto naujienos. Paskutiniojoje šių metų laidoje kartu pasidžiaugime svarbiausiais 2010 metų įvykiais rajone. Po ilgos pertraukos gimė trinukai. Vitolis Laumakis tapo Kėdainių krašto garbės piliečiu. Šiemet akcinė bendrovė Lifosa daugiausiai investavusi ir pelningiausiai dirbusi įmonė. Derliaus nuėmimo metu pradėjo veikti naujas našus bendrovės Kėdainių aruodai elevatorius. Miesto stadione paklota nauja futbolo aikštės danga. 2010-ieji pamažu keliauja į istoriją. Iki naujųjų metų belikus kelioms valandoms kartu žvilgtelėkime, kas buvo svarbiausio per šiuos metus. Žinoma, visų reikšmingų rajono įvykių neišvardinsime, prisiminsime tik kelis. Sportuojantiems žmonėms bene svarbiausias šių metų įvykis, kad miesto stadione buvo paklota nauja futbolo aikštės danga. Svarbiausias šių metų įvykis Kėdainių sportininkų bendruomeniai – atnaujinta miesto stadiono pagrindinė futbolo aikštė. Nuo rugpjūčio mėnesio dirbtinės dangos aikštėje treniravosi ir žaidė Lietuvos futbolo federacijos pirmojoje lygoje žaidžiančios Nevėžio ir Lifosos komandos, sportavo jaunieji futbolininkai. Sporto visuomenė, ypač futbolininkai, labai džiaugiasi, kad šiemet rugsėjo mėnesį pavyko priduoti, galima sakyti, paleisti į eksploataciją miesto stadiono pagrindinę futbolo aikštę, kurioje futbolininkai keletą metų negalėjo nei treniruotis, nei žaisti, kadangi vyko jos rekonstrukcijos darbai, tai yra miesto stadiono rekonstrukcijos trečiojo etapo darbai. Trečiajame etape yra suplanuota yra pagrindai paruošimo futbolo aikštei, futbolo aikštės įrengimas ir lengvos atletikos bėgimo takai ir sektoriai. Taigi šiemet, kaip žinia, buvo įrengta aikštė pagrindinio stadiono, o dabar dar laukia šiame etape trečiame darbai tie, kurie priklauso tam etapui, tai yra lengvos atletikos bėgimo takai ir sektoriai. Planuojama tuos darbus vykdyti 2011 metais. Yra numatytos dalis lėšų iš valstybinės investicijų programos. Aišku, jų tikrai neužteks, bet manau, kad darbai prasidės ir kažkurių būdų reikės juos ir užbaigti. Stadiono rekonstrukcija, prasidėjusi 2005 metais, dar nesibaigė. 2011-aisiais, baigus trečiojo etapo darbus, lauks administracinio buitinio pastato kartu su dengta tribūna statyba, teritorijos aptvėrimas, apšvietimas, sutvarkymas. Per kelerius metus miesto stadiono rekonstrukcijai iš valstybės investicijų fondo ir rajono savivaldybės biudžeto planuojama panaudoti apie 20 milijonų litų. Šiuo metu atlikta maždaug trečdalis numatytų darbų. Šiandien sutiksime naujuosius metus. Pasak astrologų, jie bus ramesni nei šiemet. Ateinantis 2011-ieji pagal rytų kalendorių yra baltojo metalinio kiškio katino metai. Palankus jie žada būti visiems, kurie pasižymės aktyvumu, tikslingumu, sieks įsitvirtinti, išreikšti save. Svarbiausia yra nugalėti neryžtingumą, pasitikėti savo jėgomis. Draugų ir rėmėjų tema šiais metais bus pakankamai aktuali, o svarbiausi metų akcentai bus šeima, santuoka, bendravimas, meilė. Harmoningi tarpusavio santykiai daugeliui žmonių suteiks stiprybės, optimizmo, taps užuovėja nuo gyvenimo negandų. Astrologai pranašauja, kad 2011-ieji bus ramesni nei šie. Brangūs žiūrovai, Krašto naujienų kūrybinė grupė dėkoja Jums už tai, kad visus šiuos metus buvote kartu su mumis. Tikėdamiesi nuoširdaus bendradarbiavimo ir kitąmet, linkime Jums džiaugsmingai sutikti naujuosius. Iki pasimatymo sausio 3.